Sveiki visi, sveikinuosi aš Ilona Jusiūtė iš Maisto klubo virtuvės ir studijos. Atšilus orui noriu Jums pasiūlyti pasigaminti užkandį, kuris yra nesunkus, lengvas ir taip pat labai lengvai pagaminamas. Jam reikės tortilijos lakštų, sūrio, rukolos, vytinto kumpio, džiovintų pomidorų, pomidorų padažo ir majonezo. Taip, taigi užtruksim nedaug, vos kelias minutės. Pirmiausia, reikia paimti tortilijos lakštą ir ištepti jį pomidorų padažu ir majonezu. Šį receptą aš pasiskolinau iš savo 10-metės dukros ir beveik kiekvieną sekmadienį aš gaunu štai tokius pusryčius į lovą. Taip, ištepiau pomidorų padažu, dabar ištepu majonezu. Labai gausiai nereikia, reikia ištepti tam, kad tortilijos lakštas suminkštėtų. Nes lygiai taip pat iš tortilijos lakšto galima iškepti traškučius su džiugo sūriu, patepant aliejum, jie bus tada itin traškus. Šį kartą mes tepame majonezu ir pomidorų padažu, kad padas būtų ne traškus, o minkštas, primintų picos pagrindą. Taip ištepus mes dedame į skardą ir užbarstome tarkuotų sūrių. Galite naudoti paprastą fermentinę, galite naudoti mozzarella sūrį. Barstyti reikėtų negausiai, vos. Suktinukai neturi būti riebus, sūris neturi tįsti ir tekėti. Įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių ir taip paruoštus tortilijos lakštus mes dėsime 5 minutėm maždaug, kol sūris šiek tiek pasilydys. Taip, vos kelios minutės sūris įsilydė, tortilijos lakštai suminkštėjo, minkštutėliai, taip kaip ir reikėjo. Taigi, jeigu turite svečių, vos kelias minutės atitrūkę nuo jų, jūs paruošite puikų užkandį. Taip. Ir tuo pačiu noriu papasakoti, kaip tokį užkandį paruošti vaikam. Ne visi vaikai valgo rukolą, ne visi vaikai valgo džiovintus pomidorus ar vytintą kumpį. Tai lygiai taip pat, kaip dariau šiem suktinukam, padą patepam pomidorų padažu, majonezu, sūriu ir kokia vaikų mėgiama dešra ar dešrelėmis. Šaunam į orkaitę, va taip išlydom ir iš karto valgo vaikai. Šioje vietoje jūs galite rinkti savo mėgiamus produktus, tai nebūtinai gali būti kumpis, tai gali būti tunas, tai gali būti lašiša. Ir man labai skanu kumpis su džiovintais pomidorais. Aš juos čia taip pat panaudosiu. Šiek tiek pasmulkinu, kad nebūtų dideli gabalėliai. Įdaras paruoštas, vos keli produktai, taip viskas, taip paprastai ir lengva. Ir dabar suktinukus aš susuku standžiai, kad neliktų oro tarpu. Štai. Viskas, teliko juos supjaustyti ir serviruoti. Turi lėkštę, imu suktinuką. Reikia supjaustyti, kol suktinukai dar karšti, šilti, nes viestant jie šiek tiek kietėja. Taigi prie šių suktinukų puikiai tinka vynas, bet jeigu jį patieksite ir vaikams, tai siūlau patiekti su naminiu limonadu. Tai yra G21 lėtaigė sulčiaspaudė, kuri dirba itin tyliai, spaudžia labai gerai sultis ir aš padarysiu vaikams limonadą. Limonadui reikės 3 apelsinų, greipfrukto, ledukų, šaukštelio medaus ir gazuoto mineralinio. Taigi mums reikėtų nusilupti citrusus. Oi, koks sultingas greipfruktas, sultis, kiška, taigi aš tikiu, kad labai daug išspaus mums sulčių. Taip. Ir apelsinai minkšti ir sultingi, pats sezonas citrusų. Taigi turėsim puikaus limonado. Ir aš dabar turiu indą, pilu išspaustas sultis į jį.
nuo vieno greipfrukto ir nuo vieno apelsino, nes vienas dar spaudžiasi. Turiu visą indelį sulčių. Pabaigiu spaust, supilu likusias sultis. Sulčiaspaudę traukiu į šoną, jau nebereikalinga. Sudedu į spaustas sultis ledukus. Taip. Įdedu šakelę mėtos. Turiu šaukštelį medaus. Įpilu šiek tiek gazuoto vandens, kad išmaišyti medų, kad jisai nesusistovėtų sultise. Taigi supilu medų ir įpilu iš parduotuvės paprasto gazuoto vandens, kad mūsų limonadas būtų su burbuliukais. Taip. Putoja tikras limonadas. Suktinukai paruošti, limonadas taip pat. Taigi taip greitai, paprastai pasigaminau šį užkandį, pasigaminau gėrimą. Kviečiu jūs visus išbandyti šį receptą. Kviečiu jūs užsiprenumeruoti Maisto klubo kanalą ir sekti ir laukti sekančių receptų. Taigi iki.